Sveiki. Šiandien gruodžio 1 diena ir kompanija Teletrade bei jos analitikas Romualdas Antoniukas pristato mūsų parengtą apžvalgą apie pagrindinės rinkos naujienas. Aptarsime praeitos savaitės pagrindinius įvykius bei naujienas, kurios nulems rinkos judėjimą ateinančią savaitę. Praeitą savaitę galima išskirti 3 pagrindinius akcentus. Pirmiausia, tai yra duomenų srautas apie žaliavų kainas. Ir kaip tikriausiai puikiai žinote, pastaruoju metu ženkliai smuko naftos kainos ir metalų kainos. Ir tai turėjo neigiamos įtakos toms šalims ir tų šalių valiutoms, kurios užsiima tų žaliavų eksportu. Tai pirmiausia Naujoji Zelandija ir Kanada. Jeigu pastebėjote, šių šalių valiutos dėl žaliavų kainos smukimo taip pat ženkliai smuko. Kita naujiena yra ta, kad neįvyko jokio reikšmingų pokyčių per savaitę tarp Europos ir JAV, pavadinkime, valiutinio balanso. Ir iš vienos ir iš kitos pusės išėjusi statistika to balanso nepakeitė. Viena vertus, Vokietijoje išėjo pakankamai neprasti duomenys, rodantis šios ekonomikos stabilizaciją. Iš kitos pusės JAV išėjo duomenys apie tai, kad ženkliai padaugėjo bedarbių skaičius, ta prasme, besikreipiančių bedarbių pašalpos. Ir tai šitos naujienos viena kitą atsvėrė, nei viena valiuta stipriau viena kitos atžvilgių nepajudėjo. Na ir trečia naujiena, tai yra referendumas Šveicarijoje. Ten referendume buvo 3 klausimai, tačiau pagrindinis, kuris domina mus, tai klausimas dėl valiutos rezervo. Iš tikrųjų, šveicarai pasisakė prieš rezervo didinimą arba valiutos atsargų išsaugojimą ir tai turėjo pakankamai stiprų impulsą aukso kainai. Bet impulsas buvo trumpalaikis, kaina dabar atsistatinėja. Tai tokie pagrindiniai dalykai praeitą savaitę, o dabar ateinantį savaitę. Iš tikrųjų bus įdomi, ta prasme, kad netgi 4 šalių centrinių bankų vadovai pristatys savo sprendimus dėl palūkanų normos ir, žinoma, mes sulauksime komentarų, kurie turėtų kažkiek įnešti aiškumo dėl galimų perspektyvų ir planų, kurios dėliojasi šie centriniai bankai. Taigi iš eilės. Pirmadienį buvo paskelbtas visas paketas verslo pasitikėjimo indeksų, pirmiausia iš pagrindinių Europos šalių, o taip pat iš JAV dar bus paskelbta, bet šie duomenys stipriai rinkos nesujudino, nes skaičiai buvo artimi prognozuotiems. Antradienį, kaip minėjau, centrinių bankų pasisakymai, pirmiausia, duomenys išėjęs iš Australijos. Šiuo atveju yra prognozių, kad Australijos centrinis bankas gali svarstyti palūkanų normos sumažinimą. Ir jeigu taip ir įvyks, tai Australijos valiutos kursas dar labiau smuks. Na, ar taip įvyks, žiūrėsime antradienį. Na ir antradieniais įdomus bus Federalinio atvirų rinkos komiteto pirmininkės Janet Yellen pasisakymas, jinaigi ir Fed vadovė. Turėtumėm sulaukti tam tikrų komentarų, bent jau mes tikimės jų sulaukti dėl palūkanų normos didinimo terminų Jungtinėse valstijose. Jeigu taip įvyks, turėtų būti kažkoks tai įdomesnis judėjimas, bet ar taip įvyks, tikrai garantijų nėra. Trečiadienį bus skelbtas bendrasis vidaus produktas iš Australijos. Ten, kaip jau minėjau, situacija nelabai gera, bet geresni duomenys gali pristabdyti šios valiutos kurso smukimą. Taip pat išeis BVP iš Šveicarijos. Čia galbūt šito rodiklio įtaka rinka nebus labai reikšminga. Ir taip pat trečiadienį sulauksime Kanados centrinio banko sprendimo dėl palūkanų normos ir atitinkamo komentaro. Čia kažkokių reikšmingų permainų taip pat neturėtumėm sulaukti, bet kaip taisyklė būna įvairių staigmenų, kurių prognozuoti yra sunku. Ketvirtadienį analogiškas sprendimas iš Anglijos centrinio banko ir lydintysis komentaras. Jis gal ko gero nebus toks svarbus, ženkliai svarbesnis bus ketvirtadienio Europos centrinio banko sprendimo dėl palūkanų normos ir svarbiausia, žinoma, pono Draghi kalba, kurioje vėlgi norės rinkos dalyviams išgirsti, kaipgi bus su ekonomikos skatinimo programa, tai yra obligacijų išpirkimų. Kokios, kada, kokiom apimtim. Galbūt šį kartą jau kažkoks aiškumas atsiras. Ir penktadienį, žinoma, pagrindinė naujiena yra darbo rinkos statistika iš JAV ir Kanados. Yra pagrindo manyti, kad Jungtinių valstijų nedarbo lygios duomuo gali būti šiek tiek prastesnis negu kad praeitą mėnesį. Tam yra pagrindo, nes
besikreipiančių bedarbių pašalpų skaičius didėja, o ir sukurtų naujų darbo skaičius irgi negarantija, kad išeis geresnis. Taigi šitas duomuo yra po abejonė tam tikra. Na ir kitas niuansas, kuris gali sudominti rinkos dalyvius, tai yra Europos Sąjungos bendrasis vidaus produktas. Šitas skaičius galbūt didelės sensacijos nepadarys, tačiau bendrą vaizdą tam tikrą paliks. Taigi, šitie rodikliai iš tikrųjų gali pakankamai stipriai sujudinti rinką, ir rodikliai ir centrinių bankų vadovų pasisakymai, tad rinkos dalyviams turėtų būti tikrai progos sudaryti įdomių sandorių, o mums belieka palinkėti jiems būti atidiems ir kad jums sektųsi. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų susitikimų.